Gerbimieji, dažnai gaunu tokį užklausą dėl kondicionierius. Žmonės ieško kažką tokio paprasto kondicionierių, bei kažkokių ten papildomų, daug, kad būtų funkcijų visokių. Jiems svarbu, kad būtų biudžetinis variantas, kad gerai atvėsintų orą, kad būtų patikimis kondicionierius ir, kaip sakoma, kokybės ir kainų santykius, ką galiu pasiūlyti. Siūlau šiaip tai atkreipti dėmesį į tokį vieną gamintoją, kurį dabar mes šiaip turim sandėlį. Tai paspaudžiam kondicionieriai mūsų puslapiai komfortobustas.lt. Dabar filtruoti ir pasirinksim Hawaii. Hawaii tai toks lenkiškas brandas, gaminamas yra Kinijai, bet šiaip tai yra gana toks įdomus ir teko tai pažiūrėti ir montuoti gana neblogai, kaip sakoma, surinktas, neblogos dalis ir matosi, kad kokybiškai viską padaryta. Ir kiek jau sumontavom, ta prasme, klientai patenkinti yra, jokių problemų nėra ir pažiūrėkit kokia kaina. Sakysim, populiaresnės 12-ukas, jo kai vadinamas 3,5 kW, čia jis tinka atvėsinti iki 33-35 kvadratų patalpą. Tai dabar matom, kaip atrodo tas pats kondicionierius. Sakysim, čia jau buvo sumontuotas pas klientą. Irgi toks gana gražus dizainas. Gera kaina, gražus, kokybiškai surinktas. O čia lauke, kaip buvo laukinis blokas atrodo, surinktas. Vėl pas klientą, kaip jis sumontuotas. Dabar tos nuotraukos pagrindinės mes matom. Tai kad yra galimybė Wi-Fi pajungti. Čia matom ir pultelis, kaip atrodo, mažas, nedidelis, bet kompaktiškas, kaip viskas ok. Kas dar patiko jame, kad vidiniam bloke šilumokaitis yra paauksuotas, padengtas paauksavimu. Tai daro ne visi, net kiti brandai žinomi. O tai padeda apsaugoti tą šilumokaitį nuo visokios erozijos. Ir duoda, ta prasme, tas ilgiau tarnauja tas šilumokaitis. Ir tas kondicionierius, ta prasme, gana, sakau, kokybiškai surinktas ir, manau, tarnaus tikrai ilgai ir klientai bus patenkinti dėl jo. Dabar toliau žiūrim. Taip, čia parašyta modifikacija kokia. Dar jeigu ką turėsim ir didesnė, sakysim, 5 kW, 7 kW, tai jeigu pas jūs patalpa ne 33 kvadratai, sakysim, 50 arba 60 kvadratų, 70 kvadratų, tai mes irgi galim pasiūlyti galingesnį variantą. Ir kaina tikrai ten irgi bus nebloga. Šitą įrangą galima nupirkti įsimokėtinai, jūs matot jo puslapiai. Taip, dabar visas, ta prasme, visi aprašinimai turim irgi tam kondicionieriui, ta prasme, jeigu ką, šitas turim instrukciją, galim pažiūrėti. Tai gražus tikrai dizainas, toks, sakau, jis pigesnė versija, bet gana kokybiška plasmasė, gražiai atrodo, ir kaip auksinė apsauga, kaip minėjau, matom dabar ant nuotraukos jo, paauksuotas yra vidinis šilumokaitis. Taip, temperatūros ekranas gražiai rodo ir jis tylus. Nes kartais būna, kad iš biudžetinių variantų kondicionieriai yra garsiau dirba, o šitas yra tikrai labai tylus. Ta prasme, pagal savo, kam tam reikia į miegamą statyti dar kažką, tai ir žiūrite kažkokį ten brangesnius brandus. Tai galima čia, kaip sakoma, kas nori sutaupyti pinigų ir gauti tikrai labai tylų kondicionierių. Yra irgi filtrai visokie, anglies filtras, sidabro jono padengtas filtras. Taip, kitas filtras irgi darė, ta prasme, oro drėgmei, išmainus oro srautas yra. Šildymo režimas, aišku, čia nėra šilumos siurblys, bet, sakysim, iki ten rudenį, pavasarį ir žiemos pradžioj su jo galim ir pasišildyti. Tai visi, kurie yra čia surašyti anti-cold, ta prasme,
visokios funkcijos nustatymuose, ta prasme, jutikliai, kurie yra įdėtos, jūs galite, sakau, viską čia paskaityti. Naktinis režimas yra, auto restartas, diagnostika, avariniai mygtukai, džiovinimas yra, jeigu, sakysim, pas jūsų patalpoje labai daug drėgmės, tai galima džiovinti jūsų orą iš patalpos, ištraukti drėgmę su šį kondicionierių. Tai vat, čia irgi tas R32, kurio dabar, kaip sakoma, šiuolaikinis freonas įdėtas. Tai vat, irgi taip pat parašyta visi išmatavimai, tai galite, jeigu, sakysim, jūs šitą žiūrėsit, galite pažiūrėti, ta prasme, išmatavimai, kurie pas jūs yra ten kambaryje arba ten, kur pakabinti išorinį bloką. Galima pažiūrėti ir pamatuoti, ar jums tinka tas išmatavimas. Čia jau bus visi parametrai surašyti, visi duoti parametrai surašytos, galite paskaityti, palyginti su kitiems, nes čia daug, ta prasme, visų yra tokių parametrų surašytos. Ir čia yra toks irgi trumpas video, kurias aš filmavau, žiūrėjau, galite paleisti, ta prasme, aš ištraukiu ir iš pakavimo ir toks yra. Noriu pristatyti Lietuvos rinkoje atėjęs toks, kaip sakoma, kondicionierius, galite dar pažiūrėti per YouTube pristatinimą ir dar irgi papildomai galima įsigyti Wi-Fi modulis jam. Ta prasme, kam reikalingas Wi-Fi modulis, norite valdyti nuotoliniu būdu su telefonu, ta prasme, irgi čia galima papildoma, ta prasme, reikia damokėti ir bus įdėtas. Tai o čia irgi labai patogu pamatyti, kur kokie matavimai, kur aukštis, kur ilgis, kur plotis, kad tai ta prasme, nes kartais žmonės sako, pas mane labai ten kambarį nedaug vietos ir sienoje nedaug ten vietos ir ar tils pas mane toks kondicionierius. Tai kad galite pažiūrėti išmatavimus ir pamatuoti pas save, ar tiks toks variantas ar netiks. Tai kad siūlau atkreipkite dėmesį į kondicionierius Hawaii, kaip minėjau, čia bus 3,5 kW iki 35 kažkur tai kvadratų jūsų patalpos. Jeigu pas jūs didesnė patalpa, mes turim didesnių. Galite įsigyti, įdėti krepšelį, apmokėti, siunčiam po visą Lietuvą ir daug kur montuojam. Sakysim, Kaunas, Vilnius, aplinkui, kurie yra miestai, Visaginas, Ignalina. Šitus miestus irgi galima ir sumontuoti tą įrangą aplinkui Kauno. Tai Elektrėnai, Vievis, visada skambinkit, pas mus įranga labai kokybiška, geros kainos, geras aptarnavimas ir nebrangus montavimas, irgi kokybiškas, duodam garantiją, išrašom sąskaitos faktūrus. Tai kad laukiam pas mūsų aplankyti mūsų elektroninė parduotuvė komfortobustas.lt ir iki sekančio karto.